buvo labai ilgai galvota, gal 2 dienas nemiegotas naktis, imtis to nesimti, atsisakyti karvyčių, tai parama tiesiog privertė toliau tęsti šitą šaką gyvulininkystę ir dabar turim robotizuotą fermą. Paramą visada reikia eiti, bet reikia nepamiršti ir įsipareigojimų paramos. Sudėti kabliukai būna. Tos kabliukus įgyvendinam, bet jau visada sunkiai. Reikia stipriai apmąstyti apie tai. Būtų gal ne taip greit, būtume palaukę, kol karas būtų pasibaigęs, aišku, jis nepasibaigęs šiuo atveju, kol ekonomika būtų sugrįžusi į savo vietą, nes projektas pradėtas buvo prieš karą ir įgyvendinimas karo metu, tai viso projekto savikainą pakėlė 40%. Tai va šitas tikrai buvo žiaurus dalykas. Projekto pinigai yra tie patys buvo skirti. Dar yra antras tvartas, kuris yra rištinės karvės, o čia yra robotizuotas tvartas, automatinis melžimas su palaidom karvėm. Tai tiesiog technologinės principų pasikeitė labai stipriai. Žmonių mažiau, lengvesnis darbas ir atsakomybių daugiau, pavadinkim taip. Antras projektas tai yra emisijų mažinimas, šėsdas vadinamas, tai tenais separuoja mėšlą karvyčių ir tą mėšlą grąžinam jom atgal į goliavietės. Ir patiem lengviau susitvarkyti ir karvytėm geriau. Sąnauda sumažėja. Aišku, robotų gal priežiūra daugiau reikalauja žinių, nes apsileidimas gali brangiai kainuoti, o žmonių kas be ko, kad mažiau reikalinga.